Krūtų padidinimo operacija yra labiausiai mitais apipinta operacija, kuri iš tiesų nėra tokia sudėtinga. Per metus atlieku apie 70 krūtų padidinimo implantais operacijų. Niekas negali ginčytis, kad krūtinė yra moteriškumo, seksualumo simbolis, kuris įkvepia daugiau pasitikėjimo pačiai moteriai. Tuo pačiu tai yra moteriškumo, motiniškumo simbolis. Krūtų padidinimo operacijom naudojami implantai, kurių gamybos technologijos nei kiek neatsilieka nuo NASA, farmacijos pramonės technologijų, nuo informacinių technologijų ir taip toliau. Šiuolaikinis implantas yra labai tąsus, todėl nereikia moteriai galvoti, kad jis gali plyšti, kad jis gali išbėgti, skrendant lėktuvu, nukritus, sportuojant ar panašiai. Šiuolaikiniuose implantuose yra netgi mikročipas, kuriame yra informacija apie gydytoją, kuris operavo, apie patį implantą, apie datą, kaip jis įdėtas ir panašiai. Tas šiai dienai po operacijos gali atrodyti juokingai, bet praėjus 7, 8, 9, 10 metų ir dingus dokumentam tas yra labai svarbu. Implantai nėra amžini, bet tuo pačiu nereiškia, kad jeigu implantas turi 10 metų garantiją, tai po 10 jį reikia keisti. Jeigu po 10 metų moteris atsilikus echoskopinį tyrimą ir konstatavus, kad implanto vientisumas nepažeistas, jo keisti nereikia. Tiesiog po 10 metų jį reikia tikrinti dažniau, ar jam viskas gerai, ar su juo viskas gerai. Mano praktikoje populiariausias implanto dydis, kurį aš naudoju, yra tarp 360 ir 380 ml. Gali skirtis jo profilis, jo plotis, bet pats tūris yra toksai.